windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. Labas rytas, draugai. Na kągi, antradienis, balandžio 15 diena ir mes pradedam atviro vandens sezoną. O kurgi mes tą darome? Darsūniški. Taip, žvejų pamėgtoje vietoje. Teisingai, važiuodami asfaltu, pamarant akmenį, pasukant į dešinę, važiuojant ties upę, mes ieškome laisvų vietų. Šiandien buvo ne taip paprasta surasti laisvą vietą, automobilių yra labai daug, žvejų taipogi. Taigi, turime 6 val. Ryto, puikų orą, nes šiuo metu, kaip ir minėjau, 6 val. Ryto, bet mes turime jau 12 laipsnių šilumos, tai labai tikimės, kad žuvis bus aktyvi ir mums pavyks ją pagauti ir kažką parodyti jums. O šios dienos tema bus molis. Ar įmanoma molį pritaikyti fideriniai žvejybai, ar vis dėlto molis daugiau tinkamas plūdiniai žvejybai? Ta šiandien ir pamatysime. Einame maišytis jaukų, statytis iki galo įrangos ir susitiksime netrukus. Taigi, kaip ir minėjau video pradžioje, šiandien naudosime molį. Asmeniškai man yra visiškai naujas dalykas, ingredientas mano žvejyboje. Tai turime 1,5 kilo molio, dadėsime 1,5 kilo jaukų ir dadėsim aromatą. O aromatas bus šokoladas. Šokoladas labai tinkantis dalykas būtent šaltam vandeniui. Taip pat iš jaukų mes pasirinkom bazinį juodą karšį ir didelę koją. Didelioje kojoje yra kalendros kvapų, žolelių visokiausių kvapų. Būtent šitas receptukas man puikiai suveikė žiemą, gaudant nuo ledo Kauno mariose Palemone. Taigi, kokia yra iš vis mintis to molio? Žuvis galimai nesibūriuoja dideliais kiekiais ir mūsų tikslas yra sulaikyti žuvį taške. Taigi, molių mes transportuosime aromatą ir transportuosime mūsų gyvus masalus, kad žuvis kuo ilgiau užsibūtų mūsų taške, jį pajaustų tą aromatą, pradėtų krapštyti tuos jaukelius, bet neprisisotintų. Ir pastovius, kad jis sukiotųsi ir kažko ieškotų. O mes savo ruoštų po trupučiuką padavinėsim gyvus masalus ir tikimės, kad jie pas mus taške užsibus. Taigi, einam ruošti jaukų ir pradėsime šios dienos žvejybą. Pirmas dalykas, ką turime padaryti, turime tą molį prasijoti pro 2-3 mm sietuką. Sietą. Pakelius didelis prašymas surinkti ir išvežti su savim, nepalikti ant kranto. Turime. Dabar tą patį padarom su jaukais. Kvepia skaniai. Prasijojam. Visas likusias dalis, stambesnės dalis, viską metame lauk paukštukams. Pavasaris, vis dėlto šaltas vanduo, tai bandysime neišgąsdinti žuvį. Labai stambia frakcija. Ir panaudosime didelę koją, pusę pakelio, spaudžiam kažkur per vidurį. Prasijojam taipogi. Pasimti vandenuko ir bandysime užmaišyti. Molį mes drėkinsime purkštuvu, nes jis ir taip pakelį originaliai eina drėkintas, tai ten reikia labai nedidelio kiekio vandens. Taigi, atliksim pirmą drėkinimą. Visiems patarčiau turėti graduotą tarą tam dalykui, nes jeigu, kaip pavyzdys, jūs naudojate to pačio gamintojo jaukus, jūs jau maždaug žinosite, kiek vandens
tie jaukai geria ir nereikės kiekvieną kartą eksperimentuoti ir bijoti, pavyzdžiui, perdrėkinti jauką. Taigi, turim tokią tarą. Taip, cukrus. Ne. Ryžiai. Ne. Vanduo. O, to, ko mums reikia. Tai turim 1,5 kilogramo jaukų. Tai pradžiai drėkinimą padarysim su pusę litro vandens. Iš karto permaišom 2 komponentus tarpusavį. Ir tada po biškį pilam ir drėkinam. Taip, kol jaukai mūsų brinksta po pirmo drėkinimo, mes turim laisvą minutę paruošti gyvus masalus. Tai pradėsim nuo kasterio. Kasterį sudedam į setelį, pakelį išmesime ir praplauname nuo visų kvapų. Kasterio žvejybos metu mes laikome vandenį, kad jis jums nepajuoduotų ir išberiam. Taigi, ir turim skandintas musės lervas. Neste. Reklaminis veidas. Tai yra gan patogus būdas skandinti musės lervas. Tai pasirenkama butelį su plačiu kaklu, nežinau kaip teisingai čia pavadinti, kad būtų patogu įberti į butelį tuos masaliukus. Ir užpilame vandeniu. Realiai iš vakaro ir paliekame iki ryto. Turime šarplutės. Gražiai apipjaunam viršų. Savo parduotuviai mes musės lervas, pinkas laikome kukurūzų miltuose. Tai geriausia nuo tų kukurūzų miltų viską praplauti. Aišku, kukurūzų miltai yra sunkesni, tai jie lieka pačioj, bet ten vis tiek bus prilipusių tų lervų. Taigi viską išberiam taip pat ant situko ir praplaunam. Ir padarom viską tą patį kaip ir su kasteriu. Priberiam vandens ir tas musės lervas įdedam į vandenuką. Sistema kaip visada inlinas. Gaudysim su atvadėliu. Atvadėlis yra pas mus 7 cm. Reikia tik uždaryti karabiną, kad jį nepamest, nes čia mano mėgstamiausia žvejybos dalis. Atvadų daug, o karabino nei vieno. Taigi, prakišam pro kilpelę atvadą. Tada pririšam feeder gamą. Tik pririšam pintą valą, ne prie pačio kažkur ten karoliuko. Kažkur 3-4 comai nuo iki 5 cm. Iš akies. Padarom tą vadinamą aštunkę. Prakišam fiderinę gumą kartu su visais karoliukais ir mazgais, kas būna sudėtinga. Sudrėkinam kažkiek. Patempiam gerai. Ir visko, ko nereikia, mes nupjaunam. Viskas, sistema yra pilnai paruošta. Beliko užkabinti šėryklą, bet aišku iki to mes dar kabinsim dugno skanavimo svarelį, kad patikrinti, kas ten pas mus vyksta. Taip, pačioj pradžioj dažniausiai išsistatau koliukus ir iš karto savo nusistatau norimą distanciją, kur aš gaudysiu. Tai Darsūniškės esu ne pirmą kartą, važinėjom čia jau eilę metų, tai žinome, kad pirma parandė, liaudiškai brovkė, yra kažkur ties 36 metrais, priklausomai nuo vietos, bet labai stipriai čia nesikeičia 1,2 m. Antra brovkytė yra kažkur
tarp 50 ir 52 metrų. Tai pasirinksime pradžiai artimą tašką. Tai kaip ir minėjau, parandė yra apie 36 metrus. Tai atsimatuojam 40-42 metrus ir praskanuosim ir surasim mums reikalingą vietą. Trisdešimt, 33, 36, 39, 42. Ačiū matematikos mokytojui. Iki 42 paskaičiuot pavyko. Ir pasitikrinam. 3, 6. Kągi, 25 metai. Pirma žvejyba. Pirmas šio sezono metimas. Labai tikiuosi, kad nepamiršau, kaip tą daryti. Atstumas 42 metriukai. Važiuojam. Oho, mostelėjau gerai. Iš karto viršūnėlę slepiam po vandeniu. Tegul valiukas įsitempia. Svarelis mūsų nuskendo. Ir bandom kažką surasti. Traukiam. Iš karto jaučiasi akmenukai. Pratraukus pusę metro. Ir va mūsų parandė. Taigi, kaip ir minėjau, kažkur apie 36 metrus. Prie pačios parandės galimai mes neprisispausim. Galimai ir paliksiu tą distanciją 42 metrus. Reikalui esant prisiartinsiu porą metrų. Pakartojam visą procesą iš naujo. Pirmas metriukas, prasukam rytą. Antras metriukas. Trečias. Ketvirtas metras, čia kažkur palei 38. Ir va, vaina parandė. Neįmanoma netgi pratraukti meškerės. Tai manau, mes ir liksime 42 metrų atstume. Tarp 4-5 metrų nuo parandės. Ir eigoj pasižiūrėsim, ar tas yra sprendimas teisingas. Kas liečia skanavimą upiai, tai visada naudoju svarelius ne mažesnės gramatūros negu 70 gramų. Dar sūniškės srovės didelės nėra, dažniausiai laiko šeryklos tarp 40, maks 80 gramų svorio. Bet gilis yra visų pirma nemažas. Ir pasitaikė gyvenime ne vienas atvejis, kai varžybose ir savo žvejybose netgi 5-6 metrų gilį skanavausi su labai mažu svareliu. Tai kalba eina kaip pavyzdys apie 40-50 gramų ir vis negalėdavau rasti tos parandės, nes prasukant rytę, tas svarelis pradėdavo šokinėti. Ir labai yra sunku tada surasti, nes jeigu tos parandės nėra didelės, jos prašoka, atrodo vieną kartą numetį suradai, meti antrą kartą, braugai per dugną, jau nerandi. Taigi visada patariu naudoti didesnius svarelius, didesnės gramatūros. Tai upė pradėti nuo 70 gramų ir viršų. Aišku, jeigu kalba eina apie Nemuno deltą, tą pačią Skirvytę, tai ten jau svareliai, aišku, prasideda dažniausiai nuo 100 gramų, nes ten srovė yra gan didelė. Toliau, kas liečia patį dugno skanavimą upiai. Čia, aišku, aš pasakoju iš savo praktikos, galimai kažkas nesutiks su manim, bet upiai dugną mes tikrinam kiek kitaip negu stovinčiam vandenį. Stovinčiam vandenį mes numetam, srovės jokios nėra. Jeigu mes tiesiai sugebėjom numest, mes pratraukiam ir traukiam vos ne iki pat kranto ir ieškom. Upėje biški situacija yra kitokia. Mes naudojam netgi tokią situaciją, kai mes naudojam sunkesnius svarelius, bet kokį atveju prasukat ir srovė kažkiek jūsų svarelį nuneša į šoną. Ir
skanuotis, pavyzdžiui, dabar mes pasirinkom atstumą 42 metrus ir skanuotis einant link pat kranto yra visiškai nelogiška. Taigi, ką mes padarom? Parodysiu kaip pavyzdį. Numetam tuos 42 metrus. Numetam. Svarelis toj nukris. Ir čia būtų vienas iš logiškiausių sprendimų ir tiksliausių. Taip, svarelis nukrito ir ką mes darome? Pratraukiame tarp, sakyčiau, 3-4 metrų. Tai va, vienas pratraukimas, antras pratraukimas, trečias pratraukimas ir ketvirtas. Viskas, maksimum. Ir užsiklipsuojam. Mes užsiklipsavom, ištraukiam dugno skanavimo svarelį ir numetam vėl. Ir tokiu būdu mes paeiliui praskanuojam visą dugną. Tada mes žinom tiksliai, kad svarelis eina tiesiai link mūsų, nenueinant niekur iš šono. Gerai, užteks kalbų. Einam žiūrėti, kas ten pas mus vyksta su jauku. Ir jau norisi pradėti žvejot. Taigi, patikrinam, kaip atrodo mūsų jaukus po pirmo drėkinimo. O, kvapai kokie. Jaukas, aišku, visą vandenį jau įgeria. Praėjo kokių 10-15 minučių. Yra jau vis sunkesnis, bet dar ne to, ko mums reikia. Antrą drėkinimą darysim šiek tiek mažesnę. Su 300 ml vandens. Antras drėkinimas yra atliktas. Kad visas dalelytės to lygiai prigertų vandens, mes tą jauką dar papildomai prasisėjosim. Taip, po antro drėkinimo prasisijotas jaukas jau tinkamas gaudymui. Sunkus, lipnus. Galimai šiek tiek perdrėkinau. Taip, molis. Molis kaip ir sudrėkintas. Kaip ir minėjau, pakelės jau sudrėkintas. Jis gerai limpantis. Jauką aš kažkiek galimai perdrėkinau. Plius aš dar naudosiu karpitas musės lervas, kurios turi nemažą vandens kiekį. Taigi molio aš nedrėkinsiu. Aš jį bersiu tiesiai į jauką, permaišysiu ir vėliau žiūrėsiu eigoj. Jeigu man reikės vandenuko, aš papildomai padrėkinsiu. Tai vienas kibras pas mane 25 litrų, kitas 18. Maišyti visada jaukus patartina ir patogiau yra didesniai talpoj. Jaukas tada geriau išsimaišo. Pasiemam suktuką ir permaišom jauką kartu su moliu. Gavosi visai neblogai. Paskutinį šios dienos ingredientą tai yra čokolada. Lietuviškas šokoladas. 200 gramų pakelio, o čia yra 200 gramų, tinka 3 kg jauko. Patikėsim gamintoją, pienu ir pasidaryti savo šokoladinį kokteilį. O, kvepia skaniai. Beriam, maišom. Nu, dar dadėjau 200 gramų sauso šokolado. Ir dabar, manau, jaukas tapo visiškai tobulas. Jis yra sunkus. Paspausdami iš karto sulimpa ir vienu pirštu paspaudimo išsiardo. Visko, ko reikia. Plius, kaip ir minėjau, dėsime gyvus masalus. Krapytus gyvus masalus greičiausiai arba skandintus dzikus. Tai ten vandens yra. Tai kol kas gal neeksperimentuojam su vandens kiekiu. Pasižiūrim žvejybos eigoj. Nu kągi, jaukinimas. Sumesim į taškelį 5 šėryklas.
Pirmas. Trečias. Ir finalinis. Nejaugi aš tai pradėsiu gaudyti. Taip. Turim prisirišę pavadėlių. Tai pasirinksim, kas čia pas mus 0,10, 0,10. Pasirinksim žmonių pamėgtą kabliuką Gamakatsu A1, 14 numerio ir pradėsim nuo storesnio valo. Žadam. Taip. Pavadėlis 1 metro ilgio. Dažniausiai, tiesą pasakius, rišu būtent savo mėgėjiškai žvejybai, nevaržyboms. Rišu metrinį pavadėlį. Reikalui esant, niekur skubėti nereikia, čia savo žvejyba. Reikalui esant patrumpinu tą patį pavadėlį arba dadedu konektorių ir jį pailginu. Varžybų metu, aišku, biškiai kitas reikalas. Ten jau reikia turėti paruoštus pavadėlius ir trumpesnius, ir ilgesnius, ir ten 70, 80 comų, ir 90, ir 55, ir 50. Tai turim ne vieną, ne dvi, ir ne tris pavadėlinės. Bet, kaip ir minėjau, savo žvejyba yra savo žvejyba. Tai užtenka tokio pasiruošimo, surašai skirtingų modelių dydžių kablių, kokius 5 ritinėlius. Ir žaidai tada su ilgis, jau karpydamas, surišdamas iš naujo. O kaip pagaminti metrinį pavadėlį, nepanaudojant liniuotės, labai paprasta. Paimam ranką prie dešinės krūtinės pusės, liaudiškai tariant nuo papo, iki ir ištiesiam ranką ant maksimumo. O čia bus lygiai metras. Netiki? Patikrink. Taip, ir pradėsiu žvejybą nuo 2 skandintų dzikelių. Žuvytė neatsiliepia. Taigi pradedam karpyti. Prakarpam. Kažkiek išpilam. Ant viršaus įdedam tokius 7 kasteriukus. Nusistatom pradžiai laikroduką. Pradėsime metimus kas 3 minutės. Pabandysime tokių tempų pagaudyti valandėlę. Jeigu pamatysim, kad rezultato nėra, tai arba priimsime sprendimą daryti dažnesnius permetimus, arba kaip tik padaryti juos ilgesnius ir gaudyti ant to vadinamo išlaukimo. Nu ką, turim pirmą žuvytę, tikiuosi datrauksim iki kranto. Pagal pojūčius gal kažkas yra stambesnio, arba koks plakiukas. Plakiukas ir visai padarus. Op, gražus plakės. Nu, gražus plakiukas. Pirma 25 metų žuvytė. Yeah. Negerėjant situacijai, bandysime mažinti kabliuką ir plonintis. Taip, mums pavyko. Koks grožis. Va, vakiuks. Na ką, suveikė 3 skandinti. Tai reiškia, dedam 3 skandintus, viskas logiška. O nagai. O manikiūro meistro košmaras. Turim dar vieną kibimą. Kibimas buvo pats gražiausias iš visų šiandien. Ir vėl 3 skandinti.
lenkimas. Koks lenkimas. Kažkas yra. Atplauka plaukiuką. Nusigandęs. Nagi nespėjo net padaryti. Opa, tiesiai, taip. O su galva ir ketvirtas. Tiesą pasakius, kas suveikė, neįsivaizduoju. Ar suveikė karamelė ar gyvi masalai? Geras klausimas. Nors greičiausiai suveikė vis dėlto karamelės kvapas, nes gyvi masalai buvo paduodami visą dieną. Ar čia sutapimas, ar vis dėlto tas ingredientas šiandien čia man labai stipriai padeda, nes po jo įbirimo į šėryklas pradėjau gaudyti žuvį. Aišku, tos žuvies nėra čia masė, bet 4 žuvės per 20 minučių čia jau rezultatas. O tas ingredientas, kaip ir minėjau, sausa karamelė. Sausa karamelė, tada karpytos musės lervos ir kažkiek kastiriukų, bet ne per daugiausiai. Ir pastoviai dedu tą karamelę. Tai rezultatas kaip ir pasimatė. Bet nesu visiškai garantuotas, nes vis tiek bet kokiu atveju praėjo nemažai to laiko. Galimai ta žuvis dabar tik atplaukė į tą tašką arba ta žuvis pradėjo migruoti, maitintis. Čia iš tikrųjų labai daug klausimų. Dėl to, kai vykdomos varžybos, visada yra daromos minimum 2 treniruotės, kad suprasti. Nes, kaip pavyzdys, rytoj savo treniruotę aš jau pradėčiau nuo karamelės. Ir žiūrėčiau, ar vis dėlto čia reikia dėkoti už rezultatą, ar čia paprastas sutapimas ir žuvis ateina į tašką kažkiek vėliau. Išeik paimt vandens. Ir kibimas. Kaip visada. O, išėjo. Vėl bus plakiukas, bet nedidelis. Ateik čia. Plakiukas. Bet vis tiek malonu. Taigi, baigiam šios dienos žvejybą ir dabar mūsų laukia pati smagiausia dalis. Kibirų plovimas, indelių plovimas, įrangos tvarkymas. Ne, dar ne viskas. Paspausk. Valgyk. Gerai, tvarkytis tai tvarkytis. Plaukit. Iki sekančių. Taigi, šios dienos žvejyba baigta. Vitamino D prikaupta daugiau negu žuvies. Išvargęs, išsekęs, bet su šypsena veide. Yra kaip yra, galimai žvejyba vyko ne visiškai pagal mano numatytą scenarijų. Vis dėlto galvojau, kad pagausiu daugiau žuvies, bet yra 5 vienetai. Ir iš tų 5 vienetų visi 5 plakiai. Bet tai yra žvejyba, tai yra upė. Nenorėjo kiekvieną kartą prilupti žuvies. Tai šios dienos kas veikia, sunku atsakyti iš tikrųjų, nes žuvis visiškai vaikšto, visiškai pavienė.
nevaikšto būriais, nesustoja taške, tai sugauni vieną plakį, po 15 minučių antrą, vėliau 2-3 iš eilės ir, visiškai tokia nesąmonė, sakyčiau. Nėra tokio pastovaus to kibimo. Bet, sakau, laikas praleistas puikiai, nebuvo visiškai vėjo, tai dabar jis pakilo, dabar turim 2 valandą. Tai kaip tik susikrojam daiktus ir keliausim į Vilnių. O mes su jumis susimatysime, kaip visada, Taukimbo parduotuviai, kuri randasi Laisvės prospektas 82 sostiniai. Jeigu esi iš kito miesto, visada gali teirautis apie prekes paslaugas elektroniniu paštu, o elektroninė parduotuvė www.taukimba.lt. Tai iki pasimatymo, ieškant naujų nuotykių prie vandens. Iki.